Man tas klausė, Vilma, tikriausiai šiandien pamoksluos, ašgi sakiau, metus laiko kalbėsiu apie šventą dvasią dabar. Tai šiandien tikrai pamokslausiu. Ir kaip suprantu, šiandien dienai mums reikalingas tam tikras ir mokymas, kai kuriems, kurie pirmą kartą girdėsit ir nesat apie tai girdėję ir supratę kažkada, kitiems, kurie senai girdėję ir užmiršę, ir reikalingas atnaujinimas. Todėl per šitas dienas, kiek čia ir kelsim šitą pačią temą, aš noriu tam tikrai ir mokymą iškelti, kad suprastumėm, apie ką mes kalbam. Tie, kurie galbūt pirmą kartą čia esat arba klausot pirmą kartą, jeigu kažkas nebus suprantamo, neįsigaskit. Jeigu gausit bent vieną ar du žodžius, kuriuos suprasit, to pakanka, kad Viešpats jūs aplankytų ir kažką jūsų gyvenime ir širdį padarytų. Tikri pokyčiai, girdit, tikri išliekantis pokyčiai ateina tik iš Dievo. Joks žmogus savo širdies ir gyvenimo iš tiesų negali pakeisti, iš tiesų, kuris išliktų. Žmonės, kurie keičia ir keičiasi, ta prasme, jeigu jie kažką ir pakeičia kažkuriam laikui, jeigu pastebėjot, jie likusį gyvenimą turi laikyti stipriai to vairo, nes jeigu tai biški tik atleisi, truputį atleisi, įsigrįš viskas atgal. Žinot, ar bandėt kas nors? Aš tarkim, kol Kristus tą naktį sava dvasia neprisilietė prie mano širdies, aš jau iki to laiko supratau, kad man nepatinka gyvenimas, kurį aš gyvenu. Man nepatinka jausmas, kurį aš išgyvenu kiekvieną rytą atsikėlus, nes jausmas, žinot, aš buvau labai jauna, aš pradėjau ieškoti, taip jau Dievas judina, 16, 17, 18, tai dar tik gyvenimas prasideda, bet aš atsimenu, aš atsikeldavau rytą, ir aš nenorėjau gyventi. Ir aš supratau, kad o dėl ko? O dėl ko? Ar žinot tokį jausmą? Toksai tuštuma ir tu galvo, o dėl ko? Ir aš tada prisiminiau savo pavyzdžius matytus, tetų, tėvų, aplinkinių, vyresnių žmonių. Ir aš galvoju, kas manęs laukia? Kas manęs laukia? Pabaigsiu mokyklą, susirasiu darbą, eisiu į darbą, dirbsiu nuo pirmadienio iki penktadienio. Ką aš mačiau, tai savaitgaliais tada pabaliavosim, ta prasme kažką padarysim, pirmadienį vėl skaudančią galvą eisim į darbą, iki penktadienio dirbsim, savaitgalį vėl pabaliavosim, pirmadienį vėl eisim į darbą, iki penktadienio, žinot apie ką aš kalbu. Ir aš žiūrėjau, aš galvoju, ir tai gyvenimas? Ir man siaubą pradėjo kelti ir aš supratau, aš kaip dabar suprantu, tai Dievo dvasia, kuri jau rodė, jau kėlė, jau tos klausimus manyje kėlė ir neleido man pasijausti taip gerai ir tik gyvenimo pabaigoje supras, kad negyvenau. Ir aš dėkinga Dievui už tai. Ir aš supratau, kad aš nenoriu taip. Aš apie savižudybę negalvojau, nes tiesiog, bet kuo aš daugiau, kiekvieną dieną, atsimenu, kiekvieną savaitę vis būdavau Viešpatie, kiek man metų reikės taip kęsti šitoj žemėje. Aš nenoriu taip, bet aš negaliu kitaip, o kaip būna kitaip. Ir tada atsimenu, kad tas momentas buvo, tada reikia kažką keisti. Ten išgirdau, tam tikras laidas pradėjau klausyti, kuriuo anksčiau neklausiau. Ir sako, jeigu nori kažką pakeisti, ką sako? Turi pakeisti ką? Pats save. Šitą girdėjot, ar ne? Ir kaip ir yra tiesos, iš tikrųjų nuo mūsų pasikeičia, mumyse pirmiausia pokyčiai vyksta, bet tame yra ir daug melo. Ir kas bandėt, visi pasakysit amen ir drąsiai pasakykit. Ir aš atsimenu, galvoju, aš noriu pokyčių, aš nenoriu taip gyventi, aš noriu keistis. Ir pradėjau keistis. Kaip keistis, taip kaip mokėjau. Bet labai daug pastangų, labai daug jėgų. Bet žinot, koks įdomus dalykas, manęs neapleido ta tuštuma. Jinai neapleido. Aš tam tikrus dalykus jau kaip ir pradėjau daryti kitaip, pradėjau sportuoti, pradėjau pozityviai galvoti tais laikais. Ta prasme, tam tikrus pokyčius padariau ir jie atrodytų kaip ir okei. Bet tuštuma nepasitraukė. Jinai tiesiog neišėjo. Ir būtent tas suvokimas pradėjo ateiti, kad aš bejėgė. Jau nekalbant apie priklausomybę, kurią aš turėjau, kelias turėjau, kurių negalėjau pakeisti. Žinot, tam tikrus dalykus galėjau, tam tikrų, kad ir laikinai,
bet tam tikrų negalėjau. Ir ta naktis buvo lemiama, kad aš klaupiausi ant kelių savo namuose, ne kažkokiu bažnyčiu, aš nebuvau jokio bažnyčioj, išskyrus katalikų kelis kartus. Bet aš tą naktį supratau, kad jeigu Dievas yra, jeigu jis yra, kaip močiutė kažkada sakė, jeigu Jėzus yra, nes iki to buvau bandžius ir Krišna, ir Buda, ir dar kažką, aš atsiklaupiau savo bejėgiškume ir pirmą kartą pavyko iš tiesų nusižemint, suprantat, kad aš bejėgė kažką pakeis, aš labai noriu. Ir aš bandžiau. Tai nėra, kad aš meluoju savo, aš bandžiau, bet aš negaliu pakeisti savo vidinės būklės, kuri žudo mane. Kur tu atsikeli ryte, tu dar nieko blogo, kaip ir šiandien nepadarei, bet jautiesi purvinas ir tuščias. Ir tu, kad ir kiek besistengtum nuplauti save ir daryti kažką gero, ką ir stengiausi daryti, pagerėja sekundėm keliom ir vėl ta pati tuštuma, ir vėl tas pats purvas. Žinote, apie ką aš kalbu? Ir tą naktį aš pirmą kartą nusižeminau. Ir pirmą kartą šaukiausi Jėzau, jeigu tu esi iš tikrųjų tikras, kaip močiutė sakė, ateik į mano gyvenimą, atleisk man už mano nuodėmes ir padėk man. Ir mažą žinojau. Ir kaip dabar suprantu, Dievas atleido, iš tikrųjų, nes iš karto kalties našta ir purvas pakilo nuo manęs, tiesiog atsitraukė. Bet kaip dabar suprantu, ant manęs nužengė šventoji dvasia. Tuo pat metu, to atgimimo metu. Tada aš nežinau, kas vyksta, bet aš pirmą kartą gyvenime tik pasakiau šitos žodžius nuoširdžiai pasikreipdama į asmenį, kur aš patikėjau, kad galbūt jis yra. Ta prasme, pirmą kartą pasijaučiu, kaip atrodo, kiekviena mano ląstelė užsipildė. Žinot, visas aš pasidarau gyva. Aš žinot, apie ką aš kalbu. Tas, kas patyrėt, jūs prisimenate tą momentą. Ir atrodo, kaltė, baimė mirti atsitraukė. Paskui pasirodo, aš išgydyta buvau, bet tik tai po metų supratau, nes greitoji pagalba metus laiko neatvažiavo. Tada aš supratau kažkas kitaip ir tada supratau, palauk, tai jau neatvažiavo, reiškia, aš sveika. Nors ir neprašiau išgydymo kažkaip, bet pirmą kartą patyriau Dievo buvimą tikrą savo gyvenime, savo sielų. Ir tai nebuvo kažkoks tiesiog... To sugalvoti negalėjai, suprant, aš nežinojau, aš nemačiau, aš negirdėjau, kaip žmonės taip vaikšto. Bet aš patyriau šventosios dvasios išsiliejimą ir pripildymą manęs kaip žmogaus pirmą kartą gyvenime. Ir aišku, tik po kelių metų, dabar jau galiu paaiškinti, skaitydama Bibliją, kad būtent tai buvo šventoji dvasia per tikėjimą Kristaus auka. Ir aš noriu, kad mes kelias rašto vietas paskaitytumėm, nes mes eisim truputėlį studijuodami, truputėlį mokydamiesi ir tuo pat metu patirdami tai, kas visiems prieinama per Kristų. Apaštalų darbuose 2 skyriui nuo 1 iki 8 eilutės, paskaitykim, kaip pirmą kartą tai buvo, jau Mantas apie tai kalbėjo, bet pamenat, kada Jėzus čia kalba mokiniams, tie, kurie jau patikėjo Kristaus auką, jisai liepė, sako, jūs neįsisklaidykit, būkit vienoj vietoj ir laukit pažado, mano tėvas jį atsiųs. Ir jeigu atsimenat skaitydami, kad iki tos dienos joks žmogus, per jokį žmogų, ne taip, kad joks žmogus, per jokį žmogų, jokie stebuklai nevyko, jokie išgelbėjimai nevyko, ta prasme, bet būtent po tos dienos pasikeitė viskas radikaliai. Jie tik vieną žinojo, kad Jėzus nemeluoja ir jeigu jisai pažadėjo pažadą duoti, tą dvasią atsiųsti, kaip ir Jono Evangelijoje skaito, jis tą ir padarys. Ir jie tiesiog susirinko, meldėsi, laukė. Ir tą dieną įvyko tai. Atėjus sekminių dienai, visi mokiniai vieningai buvo vienoje vietoje. Staiga, sakyk staiga, iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems davė prabilti.
Jeruzalėje gyveno žydų ir dievobaimingų žmonių iš visų tautų po dangumi. Kilus tam ūžesiui subėgo daugybė žmonių. Jie buvo priglokšti, kiekvienas girdėdamas savo kalbą juos kalbant. Lyg nesavi ir nustėrė, jie vienas kitam kalbėjo, argi štai šitie kalbantys nėra galilėjiečiai, tai kaipgi mes kiekvienas juos girdime savo gimtąją kalbą. Amen? Reiškia, jie nežinojo, kaip tai pasireikš ir tai prasme, Dievo dvasia nusileido ant kiekvieno tikinčio ir jinai va tai pasireiškia. Tai nereiškia, kad kiekvieną kartą, kai šventoji dvasia pripildo žmogų, būtent tai pačiai ir pasireikš. Ta prasme, šita dovana Dievo yra matomiausia, vadink, jinai pati jinai matoma. Ir jie pasidarė pilni. Ir žiūrėkit, tik tai, dabar čia toliau neskaitysiu, bet visą toliau kalba, kad būtent tada, kai pripildė, Petras, kuris tik ką dar bėgo nuo mirties, kuris tik ką nešė savo kailį, nes jis žinojo, kad jį gali nukryžiuoti kaip Jėzų, staiga atsistojo, žinodamas, kad jį dabar čia gali būti paskutiniai jo žodžiai žemėje šioj, juk persekiojimas nesustojo. Jis žinojo tiksliai, kas jo laukia. Jis dabar pasakys paskutinį šitą pamokslą ir gali būti toks pats kryžius kaip Jėzui, juk juos persekiojo mokinys, nieks nesikeičia. Bet žiūrėkit, kas pasikeitė? Petras iš esmės patapo ne Petru. Jis taiga atsistojo ir drąsiai skelbt pradėjo Kristų ir sako, atgimė ten kelių tūkstančiai žmonių iš karto. Ne tik tai, kad Petras įgavo jėgą tai daryti, bet ta pati jėga palėtė tiek žmonių, kad beveik visi ten klausantis, girdintys atidavė savo gyvenimą Kristų, nes suprato, kad tai yra tiesa. Kas tai padarė? Kas tai padarė? Tikrai ne Petras. Ir neatsitiktinai ta visa istorija yra užrašyta apie Petrą mums skaityti, nes mes matėm jo istoriją. Įsitikėjo, jisai sakė, kad Jėzau, tavęs tai gyvenime, kas be būtų, seksiu iki mirties, visur eisiu, viską, kad ir galva mano nuims. Atsimenat, jis norėjo to. Ir Dievas matė jo troškimą, ir Dievas gerbė jo troškimą. Ir jis suprato, kad tu nemeluoji, Petrai, aš žinau, kad tu nemeluoji, ašgi žinau tave, mato Dievas širdį. Bet sako, Petrai, žinok, kad ir kaip nori, ir kad ir kaip trokšti, tu pats to nepadarysi. Taip atsiduskim visi. Atsiduskim, nusimeskit naštas, kurių Dievas nedėjo, prašau. Petras įsižadėjo, neatsimenu taip, kaip Jėzus sakė, kad dar 3 kartus jis įsižadėjo. Jėzus, kada jam ir kalbėjo, aš tikiu, kad jisai žiūrėjo ir sako, Petrai, tu tai padarysi, bet žinok, mano meilė bus su tavim, nesitrauk nuo manęs, grįžk atgal, kai taip prisidarysi, pripažink, išpažink ir bėk atgal. Jis tą ir padarė. Ir Jėzus, pripildęs Petrą savo dvasia, apvertė tą vietą aukštinkom, iš tikrųjų, iš esmės. Todėl nei tu, nei aš dieviško gyvenimo, be pačios šventosios dvasios buvimo, jos vedimo negalim padaryti. Mūsų gerų norų neužtenka gyventi dievišką gyvenimą. Jų reikia. Taip, ir nepaprastai, bet visada taip yra, kada Dievo dvasia per atgimimą apsigyveno žmogaus širdį, jinai šventa dvasia, tai tu natūraliai pradėsi trokšti šventumo. Tau pradės bjauru darytis nuodėmės, kuriuose gyvenai. Aš pamenu, ne visi iš karto dalykai pasimatė, bet kai šventoji dvasia dabar, kaip suprantu, apsigyveno, man tam tikri dalykai pradėjo netikti, aš galvau, aš negaliu meluoti, aš kaip ir galiu, bet aš nenoriu. Aš negaliu gyventi susidėjus kažkur, nesantuoka, aš negaliu, nes taip bjauru darosi. Dievo dvasia manyje pradėjo tam tikrus dalykus daryti, kuriuo aš pati niekada gyvenime nebūčiau padarius. Ir dabar, ko žmogui reikia, kad šventoji dvasia pripildytų jį, apsigyventų, vadink taip. Kokia sąlyga, ar yra sąlyga, ar kiekvienas žmogus, kas tik nori, va šiandien dabar stovitų, tarkim, kaip musulmonas arba kaip Budos garbintojas ir girdi, neblogai, prie Budos dar būtų gerai ir šventoji dvasia, žinot,
Ten kažkas Pauliui buvo siūlęs. O, sako, tokius stebuklus darot. Tai faina, gyja žmonės, išsilaisvino nuo demonų, žmonės pradeda matyti. Duok ir man, kiek kainuoja, atsimenat? Žinai, prie viso to savo burtininkavimo visų ir žinai, duok man, čia visai ne pro šalį. Apaštalų darbuose 2 skyriui 37-39 eilutės, va tai ir pasako, ko reikia žmogo, kokia sąlyga, kad šventoji dvasia apsigyventų. Nes kada ir Paulius ten skelbė Evangeliją ir klausant, jis sako, ten tie žodžiai vėrė širdį, tai nebuvo tik tai paprasti žodžiai, bet vėrė širdį. Paprastai, kai tu kalbi Dievo žodžius, kai tu skelbi Evangeliją, tu paragintas Dievo, kalbi kažkokius žodžius žmonėms, turi vykti kažkas su žmogumi. Du dalykai. Vieni arba veda į atgailą ir žmogus atgailauja, arba kitą jis taip susiunta, kad norėtų tau galvą nuimti. Tik tai negali, nes Dievas saugo tave. Suprantate, nes sako, jie vėrė širdį, tai nebuvo Petro žodžiai, tai buvo Dievo žodžiai. Ir tada sako, ką mums daryti? Skaitom. Sako, tie žodžiai vėrė jiems širdį ir jie klausė Petro bei kitų apaštalų, ką mums daryti, vyrai, broliai? Petras jiems tarė, atgailaukite ir kiekvienas te pasikrikštė Jėzaus Kristaus vardu, kad būtų atleistos jūsų nuodėmės ir jūs gausite šventosios dvasios dovaną. Juk jums skirtas pažadas, taip pat ir jūsų vaikams ir visiems toli esantiems, kuriuos tik pasišauks viešpatis mūsų Dievas. Sąlyga viena. Girdite, nei sąlyga viena. Paves savo gyvenimą į Dievo rankas per Kristaus auką. Patikėti, kad tu esi nusidėjėlis, aš esu nusidėjėlė, aš stokoju Dievo šlovės ir aš tokia kaip stovi, aš nenueisiu pas tėvą. Manęs nepriims, sako, atlygis už vieną nuodėmę yra mirtis. Aš manau, nei vieno čia salėje, nei klausančio nėra, kuris vieną nuodėmę būtų padaręs. Iš tikrųjų, bet atlygis už nuodėmę yra mirtis, todėl joks žmogus prie švento Dievo pats iš savęs negali prisiartinti. Už jį turėjo būti sumokėta kaina, atpirkimas. Kažkoks kraujas turėjo pralietas būti, šventas kraujas, todėl pats Dievas atėjo į tavo ir mano vietą, nes žmogus nei vienas nėra šventas ir negalėjo mirti už kito žmogaus nuodėmės. Todėl Jėzus, priimdamas mirtingo žmogaus kūną, Dievas priėmė mirtingo žmogaus kūną, kuris kraujuoja, kuriam prakaituoja, kuriam skauda. Ir mirė į tavo ir mano vietoj. Ir sako, kiekvienas nusidėjėlis, kuris patikės Kristaus auka, kiekvienas, pasakyk garsiai kiekvienas, aš kai klausydavau kiekvienas, aš galvoju, ir Hitleris, bet jis įeina į kiekvienas, aš nežinau, kur jisai, bet kiekvienas, tai reiškia kiekvienas. Ir Dievas neišskiria, jis nežiūri didelis, mažas nusidėlis, kaip mes galvojam. Ir čia labai neteisingas mąstymas, nes dažniausiai į pragarą nueina ne didieji nusidėjėliai, bet tie vadinami mažieji, kaip žmonės matuoja. Nes jie žmogaus nenužudė, banko neapiplėšė, stengiasi gyventi dorą gyvenimą. Suprantat? Bet tai netidaro dangaus vartų. Jeigu būtų galėjęs žmogaus gerumas ir pastangos atidaryti dangų ir duoti tau šventą dvasią, kaip jėga gyventi dieviškai, Kristui nebūtų reikėję ateiti. Tėvui nebūtų reikėję atiduoti sūnaus ir žiūrėti, kaip jį kankina, kaip jį žemina, kaip jį muša, kaip jį nukryžiuoja. Suprantat? To tikrai niekas, joks tėvas nebūtų davęs, bet tai buvo vienintelė išeitis tave ir mane grąžinti atgal į Dievo buvimą, nes nuodėmė mūsų amžiams buvo atitvėrus, viskas neįmanoma, nes prisiartinti nusidėjėlių prie švento Dievo, žinot ką reiškia? Reiškia mirtis. Nes jo šventume nieks netyras negali ateiti. Todėl Kristus mums per tikėjimą jau mums duoda savo teisumą ir tarytum, žinot, kai mes artinsimės, kada šitas gyvenimas pasibaigs ir mes taiga labai prisiartinsim prie Dievo, mes einam per Kristų, jis uždanga mūsų. Kai tėvas žiūri į tave, jis mato Kristaus kraują, jis mato jo teisumą,
kuris uždengia tave ir mane, ir per jį mes esam priimtini, jog savo darbais ir savo pastangom. Girdit, bažnyčia, mes visada einam per Kristų, mes pradėjom savo kelionę per Kristų ir pabaigsim savo kelionę per Kristų. Teisaus nei vieno nėra pačio iš savęs. Tai yra vienintelė sąlyga ir sako, atgailaukit, nustokit savo religiniam veiklom ir pastangom, stengtis kažkaip prisiartinti, nei vienas nepapulsit, nepateksit. Mums reikia Kristaus, va tą, kur tik ką nukryžiavom, šaukitės jo vardo. Ir jūs gausit šventą dvasią. Ir mes žinom, jie taip ir padarė. Ir jie gavo šventą dvasią. Ir gali sakyti, čia tik žydams, čiagi buvo žydai. Mes skaitom toliau apaštalų darbus ir pagonys tą patį gavo. Ir pagonys tą patį gavo, kiekvienas, kuris patikėjo Kristaus auka, gavo tą pačią dvasią. Ir to pasiekoje darė darbus, ta prasme, kuriuos mes skaitom darant. Ir savo gyvenime matėt Dievo darbus, kuriuos jisai darė tavo gyvenime. Ar esat patyrę, kur tu žinai, aš tikrai negalėjau to padaryti. Pakelkite, aš tikrai neturėjau drąsos to pasakyti. Aš tikrai negalėjau išgydyti. Kas esat patyrę tokį antgamtinį išgydymą? Tikrai, kur žinot, ir gydytojų patvirtinta, ir tikrai tai buvo gydytojų aiškiai pasakyta, kad tai neišgydoma, gyventi reikėjo su tuo likusį gyvenimą ir taip toliau. Pakelkite rankas, kas esat patyrę. Ne visi, bet daug kas esat patyrę. Dievo dvasia, taip kaip apaštalų darbuose, gelbėjo ir gydė ir atstatė, jinai daro iki dabar. Kiekvieno tikinčio žmogaus gyvenime, jeigu tik jis leidžiasi būti vedamas, jeigu seka, ir mes mokinsimės kažkada vėliau. Dabar porą dar rašto vietų paskaitykim. 1 Korintiečiam 6 skyrių 19 eilutės. 1 Korintiečiam 6:19. Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventykla, jumyse gyvenančios šventosios dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nepriklausote patys savo? Dar kartą. Ar nežinote, gal pasisuk iš šalies sėdinį, sakyk, ar žinojai, kad tavo kūnas, čia yra tik namas. Čia tik namas. Žinot, kaip sako, kas yra bažnyčia, šventykla, kas yra? Mes susirenkam čia į šitas patalpas, va čia, va, ačiū Dievui už jas, turim kėdes, turim ką reikia iš to, bet šventykla, kurioje gyvena pats Dievas, nėra pastatas. Girdit, nėra pastatas. Esi tu ir aš, tikintis Kristaus vardą. Todėl, kur ieškoti reikia Dievo dvasios, artumo? Reikia atvažiuoti Vuličių 11 valandą. Ir Vilma jums parodys. Ir Vilma jums pasakys, ką Dievas jums kalba. Dažnas kartas žmonės taip gyvena, tikinti žmonės gyvena, susidaro tokį vaizdą, darytum. Kai mes susirinkam visi kartu, tada Dievas kalba. Susirinkti visiems kartu be galo nuostabu, be galo svarbu. Iš tikrųjų mes patarnaujam, Dievas patarnauja vienas kitam. Dievo meilė, sako, kai vienybei, broliai, sesės. Iš tikrųjų Dievo dvasia liejasi per kraštus, bet Dievo dvasia, jinai gyvena tavyje ir manyje. Ir aš čia nesiplėsiu toliau, bet pabaigdama pasakysiu kelis momentus, kuriuos turit žinoti apie šventą dvasią ir save. Mes įsiaiškinom, kaip ją gauti, kokią sąlygą gauti. Pirmas dalykas, supranti, kad tik per Kristaus auką, tik tikėjimui jo auka. Tai vat antras dalykas, ne pirmas būtų. Ją tiesiog reikia priimti. Priimti. Žinai, skaitom dažnai, sako, jeigu išgirsit iš širdį, reiškia, į sielą mūsų beldžiantis Dievo dvasią, sako, neatstumkit jos. Rankena mūsų širdies tik iš vidaus. Ir kitas dalykas, Dievas niekada nesibrauna per jėgą. Ir trečias dalykas dar, kad Dievo dvasia, kuri apsigyvena mūsų dvasioje, mirusioje, nes iki atgimimo mūsų dvasia buvo atskirta nuo Dievo, jinai buvo mirus, apsigyvena ten šventoji dvasia, bet mūsų siela, kad dvasia šventoji apsigyventų mūsų sieloje, tai reiškia mūsų mintyse, mūsų emocijoje, mūsų valioj, turi atidaryti duris kiekvieną rytą. Tai pasakykim, kiekvieną rytą.
Kiekvieną rytą. Mes, kai skaitom, tai nebuvo, kad vieną kartą Dievas nužengė šventąją dvasią ir viskas. Biblija aiškiai sako, nebūkit prisigėrę vyno, kuris veda į pasileidimą, bet būkit pilni šventosios dvasios. Kodėl Dievas panaudojo tokį pavyzdį? Nes jūs žinot, kad Dievas niekada nenaudojo pavyzdžių, tiesiog pavyzdžių. Jisai turėjo mintį tame, kad mes atkreiptumėm dėmesio. Nes ar įmanoma vynų būti prisigėrus savaitę laiko? Tu pirmadienį prisigėrei vyno, ar gali sekmadienį dar būti girtas? Tie, kurie gerėt, atsakykit. Negali, kad ir labai daug prisigertum. Pirmadienį tiek nusigėrei, tiek prisigėrei, kad kelio namo neradai. Vargas, bet sekmadienį jau nebūsi girtas, ta prasme, jau sekmadienį nebūsi girtas, antradienį jau į pietus nebūsi girtas. Tiesiog prasiblaivo smegenys mūsų, alkoholis nesilaiko tiek laiko organizme. Ir čia palyginimais tokį duoda apie šventą dvasią. Tai reiškia, visų pirma turi suprast, kad be jos tu neišgyvensi. Ir kitas dalykas, tai yra kasdieninis, kiekvienos dienos atverimas širdyje, savo sielos, savo emocijų, savo minčių, kur tu sakai, ateik šventoji dvasia, užeik iš dvasios į mano sielą, nes žmogus yra trejybė. Yra dvasia, turi sielą, gyvena kūne. Siela, tai mūsų mintys, mūsų emocijos, mūsų valia. Ir visa tai turi apsivilti dvasia kiekvieną rytą, kiekvieną dieną. Tai reiškia, be nuolankumo ir supratimo, kad Dieve, be tavęs tikrai neišgyvensiu, nieks netidarinės durų. Bet kai tu supranti, palauk, aš niekaip švento gyvenimo negaliu gyventi pats. Ar yra tokių krikščionių jau, aš jau nekalbu, čia aš kalbėjau iki Kristaus, bet kurie bandėt šventą gyvenimą Dievui gyventi. Pakelkit ranką. Iš viso širdies, kaip Petras. Nedarysiu to ir žinau, kad blogai ir nedarysiu, ir tą darysiu, ir šitą darysiu. Žinot, ir kaip sekėsi? Blogai. Kam geriau, kam blogiau, kokia valia kieno stipresnė, truputį ilgiau, mėnesį laiko darysi, po to jau nedarysi, kur silpniau 2 dienos ir baigėsi. Ir tu supranti, kad kiekvienoje situacijoje, kiekvienoje, kas tai bebūtų, ar tai būtų vaiko auklėjimas, ar tai tavo nuodėminga prigimtis, kuri tau jau iki gerklės stovi, tu nenori daugiau šito dalyko daryti. Pirmas dalykas, priimk šventą dvasią į šitą vietą. Pavesk ir sakyk, aš niekaip, Jėzau, nepadarysiu. Šventoji dvasia, tu vienintelė mane gali įgalinti šventai gyventi šitoj srity. Aš susitariu su tavim, aš nekenčiu to, bet aš pats nepadarysiu. O jeigu aš matau, skaitau raštą ir matau, kad tarkim, paleistuvystė yra nuodėmė, reiškia, nesantuokinis gyvenimas yra nuodėmė. Tu skaitai ir supranti. Ir tu sakai, tai gal ir taip, bet man vis tiek tai patinka. Arba kas nors. Bet vis tiek man patinka. Tada aš iš karto jums patariu, pakvieskit šventą dvasią į šitą vietą ir pradėkit nuo to, kur esat. Ateik ir sakyk, aš skaitau rašte, kad tai yra nuodėmė, o nuodėmė žudo mane iš tiesų, kad ir ne iš karto matau, skiria mane nuo tavęs, aš negaliu patirti dangaus, kaip galėčiau patirti. Ir aš skaitau, kad taip, bet man patinka. Tada sakyk, padėk man šventoji dvasia, kad bloga nuo jos pasidarytų. Pradėkit nuo kur esat. Nevaizduokit nieko, nemeluokit, bet atverkit savo sielą dvasiai. Pripažinkit, išpažinkit, atidarykit ir pamatysit, kaip jinai veiks. Tada mes kitą kartą, kaip susiklausyt, kaip išmokti susiklausyt, bet priimkit, mums jos visur reikia. Kiek kartų, aš ir 3 vaikus mes turim, vaikų auklybo, aš galvoju, Viešpatie Dieve. Jeigu būčiau tai praktikavus pastoviai, kiek būčiau išvengus kvailų, apie tą, sakau, kaip durną kalną ėjimų, žinai, darai tą patį ir tikiesi kitų rezultatų. Taip. Supranti, apie jie ir vėl. Bet aš pastebėjau, kad kiekvieną kartą, kai aš ateidavau tą savo liepto galą ir sakytau, šventoji dvasia, padėk man. Kaip man dabar pasakyti, kad tą suprastų? Kaip man dabar apsaugot tą ir tą? Suprantate, nes čia baimės, čia dar kažkokie dalykai kyla. Aš išturnėsiu, kitaip išprotėsiu, padėk man. Ir visus kartus, kai aš tiesiog priimdavau jos vedimą,
Vyko stebuklai ir žinokit, ne taip gal ten kažkas, čia kaip skaitom, dangus sudrebėjo, ugnies liežuvė ant Vilmos galvos, žinai, ir einu ugninga pas vaikus, ten išsigąsta manęs ir viską pakeičia. Kitais iki mes ir įsivaizduom, pirmą kartą taip nužengė šventoji dvasia, bet niekur daugiau nerašo, kad būtent taip ir nuženginėjo, ta prasme ugningais liežuviais. Todėl, kai tu priimi jos pagalbą, visų pirma suprast, kad tau reikia jos pagalbas, bet tu priimi, jinai iš karto pradeda veikti. Tau nematomų, nesuprantamų būdų jinai pradeda. Ir dažniausiai ne taip, kaip mes įsivaizduom, nes dažniausiai aš prašydavau šventosios dvasios pagalbos dėl kažko kito. Dažniausiai būdavo taip, kad pasirodo, pirmiausia pagalbos reikia man. Pastebėt? Už kažką, pavyzdžiui, ypač santokoj. Šitą tai 100% įsitikinau. Žinot, santokoj, kas esat. Ir santokoj greičiausiai gali augti ir pažinti Kristų, jeigu teisingai judėsi. Ir man visada, norėjau sakyti beveik visada, bet ne, visada atrodydavo, kad mums sunku ir blogai, nes jis daro kažką ne taip. Nes, žinai, aš tai matau, ką daro ne taip. O jis nemato. Tai aš paprastai pradėdavau melstis, Dieve, atverk jam akis, aplankyk jį šventoji dvasia, padėk jam. Ir tu meldiesi ir dažnai nieks nevyksta, dar blogėja. Buvot kas nors? Kol vieną dieną taip sustoju ir galvoju, čia kažkaip ne taip. Ir jau taip atsibodo, jau taip iki čia stovi šitą situaciją. Ir tada kažkaip nusižemės, padėk man šventoji dvasia. Ir Dievas sako, okei, dabar ir pradedam. Pradedam ir tada girdėjau Dievą kalbant, reiškiasi. Dabar tu nedarysi to. Kai jis tą sako, tai tu padarysi jam tą gerą ir aną gerą. Žinot, nes kaip ir skaitėm, ta prasme, jau ir mūsų kūnai nepriklauso mums, tai ir seksim juo, bet čia tas momentas, kad mes ateinam į tą liepto galą. Ir mes nusižeminam ir sakom, tu esi man duota, tu esi man duota šventa dvasia, tu gyveni manį, tu dalyvauji dabar visavo šeštuose reikaluose ir tu žinai, ko reikia, aš pavedu save tau, mokyk mane, aš klausau, tavo tarnas klauso, kalbėk, judam, padėk. Ir jisai nuves ir kiekvieną kartą bus jūsų liudijimas. Dievas niekada nevaikšto tais pačiais keliais, nenaudoja kito žmogaus liudijimo būdų, tai bus tavo istorija. Bet jis visada ateis, pasakyk garsiai, visada. Visada, jeigu šauksies ir kreipsiesi šventoji dvasia, padėk. Kiti sako, o tai ar teisinga, aš į Jėzųgi kreipiuosi, ar į šventą dvasią teisinga melsis? Visiškai teisingai. Ir pastebėsi, kai tu kreipsiesi į šventą dvasią, ne visą laiką Jėzų kels. Kai tu Jėzų, tada jis tėvą kelia. Suprantat, trejybė, jinai taip veikia iš vien, bet gyvena mumise tai šventoji dvasia, ne Jėzus. Ir mes kreipiamės į ją ir jinai įves į žodį ir jinai parodys. Ir tiesiog priimti. Ar yra paprasta tiesiog priimti? Aš manau, ne, skamba atrodo taip paprasta, bet visą laiką tai yra su sena žmogaus prigimtim, kad nei vis nori kažką padaryti, kad tada priimti. Ar taip, ar čia tik man? Tau norisi, bet aš turiu kažką padaryti, jau ir taip Jėzus mirė ant kryžiaus už mane tokį purviną visą. Tai jau dabar aš turiu kažką padaryti, kad šventoji dvasia veiktų, ar jums taip nesusisuka mintis? Čia yra sena prigimtis, jinai visą laiką nori medalių, jinai visą laiką nori, kad vis tiek kažkas nuo manęs irgi prasidėjo, bet Dievas sako, jis alfa ir omega, pradžia ir pabaiga, pradėjo darbą, pats pabaigs. Geriau sustok šitas nesąmonės daryti, nes vargsi be reikalo. Ne, sako, priimk, suprasdamas, kad vargšas aš žmogus, kaip tas Petras, nori sekti Dievu, bet iki pilno stulbo ir viskas, stoju vėl. Realybė visų tokia, nesvarbu, kaip mes atrodom. Ar prisipažįstam, ar ne, mums visiems reikia šventosios dvasios įgalinimo kiekvieną dieną ir tiesiog išmokti priimti. Tiesiog priimti. Čia kai buvom atostogų dabar paskutinių Floridoje su šeima, Darius tai prajuokino, mano vyras tai prajuokino mane. Aš mėgstu degintis, man labai patinka saulė ir mano oda pakankamai šviesesnė negu Dariaus ir
aš ir pirmadienį einu prie jūros, ir antradienį prie jūros, ir taip atsiguli, ir kitaip, ir dar kažką išsitepi, žinot. Ir jau pažiūri, jau ne balta, jau rudėjo. Ir ateina Darius ten po 3-4 dienų, nes kažką su sūnum darė, atsisėdo prie jūros, kažką ten darė, visai nesidegino, tiesiog. Grįžta namo, sėdėjau, palauk, aš jau 3 dienas čia vargstu, kankinuosi čia prie tos jūros, o tu atėjai ir viską supranti. Nu ir jis tai pajokavo, bet aš labai užfiksavau čia ir pamokslo įtaką šitam. Sako, Vilma, receive, don't strive. Ta prasme, priimk tik tai, nesikankink, ta prasme, nesistenk. Žinai, skamba atrodo, palauk. Visiškai priešingai, negu mes žmonės išmokyti, bet tiesa Dieve tokia ir yra. Mes priimam ir judam tada, mes kitą kartą kalbėsim, bet tu judi tik tada, kai tu priimi, supranti jo tą įgalinimą. Taip kaip Petras jis priėmė ir tada atsistojo ir padarė neįmanomą pamokslą, ta prasme, visiškai. Petrasgi pats to nepadarė. Mes priimam. Todėl kiekvieną rytą, kai ateini, yra teisinga ateiti pasakyti, vėl labas rytas. Vėl aš čia. Žinai, kaip sako, mylėk mane, vėl aš čia. Vėl aš vargšas, bankruotė, ta prasme, visiškam ateinu, man reikia tavęs. Ir Dievas nepyksta, kai tu taip darai, jūs supranta, čia mūsų kūnas, kiek tu galima, kiek tau metų, tu bažnyčiai sėdi 30 metų, kiek čia prašinėsi pas tą Dievą, daryk kažką galiausiai. Tu nieko nepadarysi, jeigu Dievas neįgalins, arba tau atrodo, kad tu darai, bet tu suprasi, kad ten nieko neliko, vis tiek ką padarei. Todėl kiekvieną rytą iki gyvenimo pabaigos ateiti kaip tam mažam vaikui ir sakyti, tėte, reikia visko, ir pinigų, ir stiprybės, ir kantrybės, ir nervų, ir visko man reikia, Dieve, nes nelaiko niekas. Padėk man. Dievas neištiks supykęs tave ugnėmis akis. Tai aišku, aš tam čia ir esu. Biblija sako, aš tai pagalbininkas, kuris įgalina. Tu negali Evangelijos skelbti, kuri keistų gyvenimus, jeigu neįgalin šventoji dvasia. Negali, tiesiog bus geri žodžiai, bet jie nekeis širdžių. Jie iš išorės gal bėga kažką, bet širdies nepakeis. Tai daro jo jėga. Todėl mums ateiti ir tiesiog priimti yra labai normalu. Ir būtina. Ir būtina. Ir kitas momentas. Nustokim formulės taikyti ir naudoti, kaip šventoji dvasia ateina kiekvieną rytą, ką reikia daryti, kad neateitų, kaip čia ant to šono, kiek čia tiek melsis, gal 5 minutės, gal valandą, gal kalbom, gal be kalbų, žinai, gal pasninką pasiimti, žinot. Gyvenimo su Dievu formulių neturi. Ar tu, Aiste, kai gyveni su savo vyru, ir yra formulės? Tu atsikeli ir nežinai, kas bus. Ten visko bus, bet ten ne formulės veda. Gyvenimo su Dievu tai yra santykis su asmeniu, jūs suprantat, gyvas, organiškas, dinamiškas, kurio nesuplanuosi ir nesuorganizuosi. Ir ten tik sako, tu tik tai ateik, tai ką reiškia. Tiesiog širdim atverk, man reikia tavęs, man reikia šventa dvasia pagalbininkė, kur tu man duota, aš nesuprantu nei žodžio, aš noriu, bet aš nesugebu, padėk man. Tai yra širdis, kuri atsiveria ir leidžia Dievui vest. Ir leidžia Dievui, ir tai bus kiekvieną dieną kitaip. Pasakyk garsiai, kitaip. Kitaip. Kam patinka kitaip? Visos ūdros pakelia. Visi bebrai laiko nuleido. Kitaip, man patinka taip pačiai. Reiškiasi, niekam nepatinka visai taip pačiai. Gal tau patinka tam tikra struktūra, daugiau negu kitam. Bet tu norisi šviežio vėl patyrimo. Supranti, kaip be ryšio būtų, jeigu, tarkim, su draugu brangiu tau, kiekvieną dieną susitinki ir vėl taip pačiai. Žinai, kas bus visos, formaliai ateisim, atsisėsim prie stalo, išsivirsim arbatos, ir pasakysim labas, sakys labas, tai kaip gyveni, gerai. Ir ten taip pačiai, ir kitą dieną vėl taip pačiai, kiek kartų ateitum. Bet kažkaip su Dievu taip galvojam. Supranti, pasimeldžiau jau ir perskaičiau šiandien net daugiau negu vakar perskaičiau, žinai, ir pasimeldžiau truputį ilgiau, net 15 minučių.
Dievas žiūri, gal, ar tau dar neatsibodo? Tai kada gyvent pradėsim? Ar tau dar neatsibodo šitus žaidimus žaisti? Jūs suprantat, Dievas, šventoji dvasia, ne dėl to ateina į tavo gyvenimą, kad tu meldiesi malda kažkokia arba pasninkauji. Malda ir pasninkas turi savo vietą, jinai turi, mes turim ją. Tikrai Dievas ir įveda į dalykus, ta prasme, norėdamas apreikšti tam tikrus reiškinius mums, bet jinai ateina tik dėl to, kad mums jos reikia. Ir jinai nori ateiti, jinai Dievo duota pagalbininkė, kuri nori per mus gyventi ir nori įvesti mus geriausius dalykus, kokius gali būti. Tai yra jo troškimas, net ne mūsų, mes tik tai atsibundam ir sakom, šiandien aš čia, va tas bega, va tas, kur Dieve, jeigu neįdėsi šiandien duonos, aš tikrai numirsiu. Bet tu įdėsi, nes tu geras Dievas, taigi nepaliksi manęs. Bet žinai, šiandien aš vakar ten prisidirbau ir ten pridariau visokių nuodėmių ir taip toliau. Tai tu labiau ateik, sakyk, Dieve, atleis man šventoji dvasia, siūsk atgailą į mano širdį. Žinot, kad joks žmogus negali atgailauti, jeigu šventoji dvasia nesujudins ten vandenų. Impossible, tu gali gailėtis, bet atgailauti, tai reiškia iš esmės keis požiūrį, iš esmės keis kelius, gali tik tai šventosios dvasios įgalinimas. Suprantat, jis nebijo tavo nuodėmių. Jis nebijo, jis nereiškia, kad pateisina, mes nekalbam apie tai, bet jis sako, ateik, priimk, klausyk ir sek, priimk, klausyk ir sek, ir tu pamatysi, ką gali Dievas savo gyvenime. Ir tai yra geroji naujiena bažnyčia. Ne tu neši ant savo pečių tos visą naštą, Kristus neša tavyje, nusimeskit visas apraizgimus, visas nuodėmės, ar ten, kas ten bebūtų, atneškit viską jiems, kaip nekenčiu, nenoriu, bjauru, Viešpatie vesk mane, šventoji dvasia įgalink mane, man reikia tavęs ir tu pamatysi, kad Dievas gali, tu jau gal matei, ką tu gali, bet tu pamatysi, kad Dievas gali. Tiesiog laikyk šitą širdį ir nustokim formulės kažkokias laikyti einant su Dievu, palikit organiškai ėjimą su Dievu. Organiškas, jis tikras. Nesugalvosi. Jo nesugalvosi. Man labai patinka ryte pasėdėti su Dievu, bet jis ne dėl to pas mane ateina, kad aš sėdėjau su Dievu. Man tiesiog pačiai taip gera būti jo artume ir buvime. Aš viską patraukiu, visus vaikus, visus namų ruošas, visus reikalus. Ir aš ateinu pabūti su geriausiu mano draugu, su Dievu šventu, kuris viską mato ir girdi. Jis yra už mane. Jūs suprantat, apsivalo mano siela nuo ryto, nurimsta naujai. Ta viltis, tokia ta jėga visai dienai nusiteikia. Tai yra man labai labai brangu. Bet Dievas ryte ateina ne dėl to, kad aš pasimelčiau. Dėl to, kad jis yra. Jis ne dėl to užeina į mano tamsą, kad aš gražiai pasimelčiau ir Biblijos paskaičiau. Jis ateina, nes jis nori ateiti. Aš tiesiog atveriu širdį ir sakau, ateik šventoji dvasia. Va šitoj srity yra tamsa ir šitoj yra tamsa. Va šitoj vietoj yra surišimas, aš surišta, aš bijau, aš žinau, kad baimė ne iš tavęs, manęs niekas neišlaisvins, jeigu tu šventoji dvasia manęs ten nepaliesi. Tu atveri širdį kaip yra, siela kaip yra ir jis užeina visur ir į visą tavo gyvenimą. Kiek kur leisi. Kiek kur leisi. Kur neleisi, jis nėra tas kaip velnias, kuris per jėgą veržiasi. Kur neleisi, nori pats tvarkyti, gali tvarkytis pats. Bet aš paturiu tau to nedaryti. Tu tik sugaiši savo laiką. Ir galiausiai nepažinsi Dievo, nes kai tai mes Dievui pavedam, bet tai jam nesvarbiausia, kad ten išlaisvins tave kažkur. Svarbiausia, kad per tai jis apsireikš tau. Tai jį pažinsi iš tiesų. Jis dalyvaus tavo gyvenime Dievas, kuris nori tau apsireikšti per tas visas situacijas. Galėčiau kalbėti iki kitų metų, bet turiu sustot. Aš žinau, kad laikas trumpas. Ačiū, kad klausėjai šį video. Tikiuosi, kad jis sustiprins tave tikėjimo kelionėje. Labai prašau, pasidalink šio video su savo draugais bei artimaisiais. Mus galite rasti visose socialinėse paskyrose. Tai yra Facebook, Instagram ir Spotify, kuriuose sužinosite apie ateityje vykstančius renginius. Tikiuosi kada nors pasimatyti gyvai bažnyčioje, o šiam kartui tiek.